Va, tiesiog noriu sveikti. Ateik čia, taip, šou labai geras, atsiramydė. Aš irgi tai myliu, aš vėliau užsikirš. Vilius, jie su manim. Vilius, ir neduos. ėjo su manim. Aliu, direktorius šneka, direktorius šneka, ble. Patiliek, direktorius šneka, direktorius šneka. Atsipalaiduokit, vaikinai. Nuo šiol žaidimą perimu aš. Nebijok, eik pirmin, ženg žingsnių naktį, kur šešėlį ar kitokią baimę paslaptį. Tu išspręsi ir nueisi tiek toli, kad sužinotum, kas iš tikro pats esi. Tylų žingsnį tamsoje šešėliai žaidžia naktį, kodas rankoje užšifruotos slaptos misijos mintį. Slaptasis agentas, slaptasis agentas. Labai fainai įnėrėt į žaidimą, labai gerai pasirodėt. Ir dabar pasakysiu, kaip buvo skirstomi taškai. Tai pirmas dalykas. Faktas buvo skirstomi taškai iš mūsų pusės, tai yra ar miestiečiai, ar mafija laimės. Jūs visi buvote atrinkti random būdu ir panašiai, tai tarsi nebuvo kažkas ten specialiai paskirtas ir panašiai. Ir taip pat vedėjo buvo vertinama MVP. Žinot, kas yra MVP, ne? Na, geriausias žaidėjas to žaidimo. Jo, ir tada pagal antrą vietą taip pat jisai gauna pusę tašką. Ir taip pat buvo vertinama pagal blogiausią žaidėją. Tai mes turim susirašę visą taškų sąrašą ir čia labai įvairus iš tiesų balansas. Tai... Ir susidėjo iš 3 raundų. Nu, ta prasme viskas. Jo, kuris susidėjo iš 3 raundų, tai dabar pasakysiu taip iš karto. Sakau vardą, sakau tašką, kiek gavote už mafiją. Tai gerai, Severija. Už visus 3 žaidimus. Vieną žaidimą tu gavai netgi minusą iš vedėjo. Tu gauni 1 tašką už visą šitą žaidimą. Ugne, tu surinkai 3,5 taškų už visus žaidimus. Martinis surinko 2 taškus. Ofelija surinko 8,5 tašką. Jo. Hugas, ko netgi pats netikėjau, kad tai bus iš tiesų, surinko daugiausiai taškų ir surinko 9,5 tašką. Tai jo, čia tikrai aplodismentai. Andrius surinko 4 taškus, Vilius surinko 2 taškus ir Simona surinko 3,5 tašką. Šiaip, jūs sakau, negalvokit, kad buvo vertinama netitinkamai, bet visi buvo vertinami taip pat ir visi žaidė taip pat žaidimą, tai sakau, buvo ir iš mūsų pusės vertinimas, ir iš pačio vedėjo. Ir prisiminkit, kad slaptasis agentas nebūtinai gali būti susijęs su užduotim. Tai gali būti užduotis namuose, tai gali būti užduotis kieme, tai gali būti kažkokia tai vidinė jūsų užduotis, ta prasme, misija būtent slaptajam agentui. Bet jūs tikrai pamatysite, kad tai yra keistas dalykas. Taip, ir dar vienas dalykas, mes nebuvom pasakę, koks yra prizas. Tai dabar, kadangi jau padarėt pirmasias užduotis, jau žinot, apie ką yra šitas žaidimas, tai prizas jūsų bus savaitę čia atgyvenus, atlikus visas užduotis, piniginis prizas, tai yra 1000 eurų ir plus pasirinksit, kur norit keliauti. Tai jo, jūs gausit ir piniginį prizą išlaidoms, ar kur jūs norit tuos pinigus padėti ir taip pat pakeliauti 2 žmonėm kelionį. Jau kur ten keliausit ir taip toliau, laimėtojas, kuris laimės, jau su mumis jau ten susikontaktuosim ir išsirinksit jau patys. Tai jau ten bus viskas po projekto, bet kelionė jūs irgi taip pat gaunat. Tai va, toks prizas, dėl to kovojat ir manau, kad vis tiek už savaitę pabuvimo jūs gaunat viską, viskas įskaičiuota ir dar va. Smagiai pabūti. Tikiuosi nenuliūdinom su šitą informaciją, tikiuosi bent dabar bus biškai daugiau motivacijos kovoti ir palaikyti viens kitą ir daryti visus komandinės užduotis.
Bet ar tu čia ne chimičinį? Ne chimičinį, tada... Nu, tu jau pasakei, vis tiek sakai, kad ėjai, bet dar ne chimičinį dėl to fakto, aš visą ėjai. Gal tu mūsų apipisinėjai. Aš tai nemačiau, kad tu nuėjai, mojavai ir nuėjai. Puzlė baigęs. Ir ėjai iš karto. Puzlė baigęs. Aš prie durų stabdžiau Antaną ir Robį. Sakau, aš noriu balsuoti. Ir supratau tada. Sako, tai gerai. Sako, rimtai? Sakau, jo, sakau, tai gerai, sakau, iš tos užduoties. Tai gerai, tada tu tikrai ne, tada. Sakau, man tikrai užteko iš tos užduoties, sako, aš noriu eiti, sakau, ne, tada ne. Tada lieka 6. Nei daug, nei mažai, blėt. 6. Labai daug lieka. Nu tai tu atsižvelgi, faktus, turi trukdyti mums. Nu, bet tai nebuvo, kad trukdom dabar tai šitam. Kaladėlė dingo. Kas? Kaladėlė dingo, tai dar. Kaladėlė dingo? O, nu puzlės, nu. Nu tai puzlė dingo, bet tai dabar neaišku visiškai, kas galėjo tą padaryti. Tai vienintelis dalykas, kas dingo puzlė ir viskas. Ne, užduotį tik ir turėjom. Nu. O rytoj keičias. Jeigu mes šiandien jo neprigaunam, jeigu ir prigaunam, jisai taškų, numinusuoja jam taškus, jeigu jisai bus pasireiškęs. Jis gauna, tai viskas, tipo, jau šiandien paskutinę dieną. Taip, nes ir tai kita užduotis, kitas agentas. Nu, mano manymu. Bet tai žmogus gaus 5 taškus. Nu. What the fuck? Tai aik spėk. Simonas Andrium dėliojo. Nelaikykit durų, prašau. Simonas Andrium. Tu čia rebusą sprendėjau. Aš bandau užsigadu. Kur tu vėl užsipurtai visą? Nu, aš visai kaip parūkoma šalta. O ką Martinis blogai su tavim darė tam? Viską jūs sustatėt? Naktį viską sustatė, vežės man atrodo. Nu, bloga Felė, mergaitė šiandien buvo. Ai, mes čia apie puzlę. Nu, tu buvai visą laiką prie manęs. Tikrai neįi tenai dėlionį neslėpiai. Gerai, atkrenta. Gerai, liko 3 žmonės. Tai Andrius. Kuris nusirašė. Simona ir... Palaukit, nu, pabiški, net vaikai. Palaukit, Andrius, Simona, Vilius lieka. Gerai. Simona buvo su... Simona buvo su Andrium, kurie paskutiniai sudėliojo dėlionės. Blogiausiai sudėliojo. Bet po to jie dėlionės sakė, negausim taškų, jeigu nepabaigsim. Nu, bet žodžiu, jie net po to dėliojo, kai nebereikėjo dėlioti. Tai, nu, ką žinai. Ne, blogai dėlioja, jie labai. Jo, bet mes jau atidarė dėžutę ir jie ėjo damušinėti tos dėlionės, sako, negausim taškų. O tai ką tu galvoji? Tai lieko aš vienas. Ką sumušinė? Ne, žiūrėk. Nu ką tu čia man palauk? Aš negauju, blėtgi atidarė, jisai ten jėžė. Kodėl jūs sakot žodį jie? Bet jie dėliojo tas dėlionės. Gerai, o jūs šalia buvo? Blogiausiai. Bet sunkiausia ir buvo. Jie ėjo užbaigti. Nu nebuvo, kas sunkiausia. Jau dėžutė buvo atidaryta. Kur net nereikėjo užbaigti ir sakau, kam tu nesako, taškus reikės. Nu, gal prakysim taškus. Kad taip dar dėliojo iki pat galo? Bet ten buvo sunkiausia, realiai turėjo atsižvelgti, realiai. Ten sunkiai ta dėlionė buvo, reikėjo. Taip. Nu, tu matei. Ne, tai mūsų irgi labai sunkiai ganėtinai buvo. Ten sunkiausiai buvo, aš ten žiūrėjau, kas ten visos detalės vienodus. Mums ir labai daug vienodus. Blembački, kas čia gali būti? O kas jūs šalia buvote, ne? Agniaus, jūs šalia sėdėjot? Jos priešas mums sėdėjo. Palaukit, Simona su Andriu. Simona su Andriu šalia jūsų sėdėjo? Ne. Jie ten kalbėjo. Nu, prie jūsų pasėdėjo. Šalia tavęs. Šalia manęs. Tai toliau sėdėjo nuo jūsų. Nu, bandom čia. Aš irgi bandau suprasti, kas vyksta. Trija bando kažką čia. Aš irgi manau, Felė daugiausia šansų. Tai eikit, balsuokit. Aš bandau išsiaiškinti. Kaip tau dar kartą pakartosiu, ne pirmą kartą, sakau, aš pajutau simpatiją. Nors čia nėra kažkoks tai meilės, žinai, projektas. Jo, bet aš prisimenu, tu vaikai tą patį sakai, tai dėl to aš visą pergalą. Aš daug galiu tai. Tu man sakai, kad ten... Aš negaliu tai sakyti, bet aš daug pasakysiu taip, tarp manęs ir Liukas buvo susitarimas, rankos spaudimas, kad mes žaidžiam. Tai va, tu žaidėjai, gal tu irgi dabar susitarai, kad žaidži. Ne, žiūrėk, ne. Aš su Liuka nei kartą nebuvau prisipačiavęs. Tai jo, nes jis sužadėti neturėjo. Okei, tiesiog šeima dabar tada.
Tai išėjom. Aš tikiu tavim. Tiki, bet dabar išeini, žiūrėk, už mane. Ne, einam. Jau, matai? Einam į Lovytą mūsų. Einam į Lovytę mūsų. Nu, tipo, ne, dabar toks 50-50, aš nesijau. Bet, tipo, aš kinda dabar esu kaip ir savas, bet toks 50-50. Vakar labai, kaip sakė sielos, aš esu, aš žinai, kaip sakė sielos, aš esu visuomenės veidrodis. Bet kas ten buvo vakar, ten labai blogai. Aš turėjau vieną vienintelę moterį, kuri buvo rudoakė. Pradraugavau 2 metus. Vieną? Taip. Aš vieną gyvenime moterį turėjau. O iš kiek laiko? Už 2 metų. Mano pirmoji meilė buvo. Nuo kelių? Nuo 16. Pusantrų metų pradraugavom. Turėjom pertrauką, nes aš tai išprašiau, kai man suėjo 18 metų. Tiesiog draugai mane pradėjo kvietinėti visur į klubą, į visą kitą ir aš į tiesiai šviesiai pasakiau, aš nenoriu tavęs išduoti, dėl viso piktų. Dar sakau, kaip aš tave myliu, žinai, sakau, nenoriu aš tavęs išduoti. Sakau, bet aš noriu pertraukos. Nes man, suėjo ta pilnametystė, aš norėjau tos laisvės, norėjau suprasti, kas yra ta pati jaunystė, žinai. Ir aš metus laiko prajudėjau su draugais, ten visko gyvenime buvo. Ir iš tų draugų mano bernų kompanijos, kaip sakant, aš iš tų bernų kompanijos taip prisipažinau savo ex, nes vienas iš mano draugų gerų tikrai buvo mano ex pusbrolis. Ir kam esmė tai buvo, kad kai aš paėmiau pertrauką, su kuo aš judėjau, jinai viską žinojo, visus vardus. Ten viską. Su kuo bučiavau, su kuo šoku, blėt, ta prasme, nes jos pusbrolis jai viską sakydavo. Tai blėt, tipo yra bičių, kur blėt papai geriau negu šikna. Tarkim, kai kas renkasi protą, grožį, dar kažkas. Gerai, renkasi protą, grožį, realybė, visi bičiai papai, beveik visi. Vyrai taip galbūt, bet kiekvienas žmogus yra individualus. Bet jeigu reiktų rinktis ar protinga, ar geri papai, turbūt protinga, bet geri papai yra geri papai. Ne, tai Ugnė man tačiau užsidavė, žinai. Man tai Ugnė išsidavė, jinai iš poreikio tik su manim čia. Tiesa yra, pas Ugnę tiesa yra kitokia, o čia yra tik iš poreikio. Širdyje tu? Aš gal tą progą einu pasisiot. Tik tiek, Jonai, jo, eik, prigulk. Eik, prigulk, Jonai. Oho, va tiek va. Aš gal mėgosiu šiandien tualetę, žinokit. Blet, aš taip noriu iš to jausmo, kai galėsiu pasakyti, aš fucking įsimylėjau. Tai mėgok. Jo. O tai kas tu su Martiniu blogai? Ką nepatinka Martinis, ką vakar blogai mėgojot? Kas tu yra? Blet, šiaip vakar taip. Tai tu ką tu čia įsipisinėjai? Tai gimė. Tai nuėjai paklaus dabar. Ainam blogą, a girdi. Ofke, taigi išjungi, tu pažiūrėk į Kavianską, išjungs tą Martinį. Tai aišku, ką tu galvoji? Ką tu čia išsipisnėjai? Kaip jis tam bankė ir sulūšas Martinis. Tu pažiūrėk, va Kavianskas, kaip jis Portugalos bankė. Ofke, jis dabar su mano žmona kalba, būsima. Bet daug, va šitą aš tau nahui linkiu, va čia be prikolo ir blaivas galiu pasakyti, daug dėjo, va nahui, daug dėjo. Bus matys gyvenime, daug dėjo. Aš negaliu dabar nieko spręsti. Žyba, na, bet iš veiduko labai nepatikima. Taip, tikrai taip, pritariu tau, seni, pritariu tau. Labai pritariu net. Kas tai yra? Tai viskas, na. Nesišypsok saulė. Ainis šiandien, blėt, su Martiniu apsikabinus mėgoti ir viskas. Na, nepradėk tu, blėt. Nepradėk, Ofke. Iš kiek nori spoint, kad nesu Martiniu šiandien mėgos? Tai kad ir 100 eurų. Bet aš satau, kad jie mėgos kartu. Ne, tai aš ten... Prieš nei 1 eurų nesatau, kad ir buvo, kad apsikabinė. Aš irgi ne. Vakar, kai mačiau, blėt, ten palėt. Nu, kam ir esmė, blėt.
Kimi ir esmė, Ofke, baig bairis, Ofke. Kas tai ką? Tai žiūrėk, okei. Andriu, kada tu žmoną pažiūrėsi? Akirti, ką jis dabar tu padarė? Šiaip jo, ką jis padarė? Ofke, ką jis tu padarė? Ne, čia geras klausimas. Šitą aš irgi. Ne, aš iš tikrųjų kitą dalyką noriu sužinoti, bet... Ne, tai ką aš dabar tu čia sakyt, tai tegul pasako. Nu, tu supranti, mes vyrai niekada gyvenime nieko nepadarom. Nu, bet ne, čia nepadarom. Tai žinom, koks vyras. Bent aš padarau. Žinom, koks vyras. Bet atsakomybę reikia prisimti visą laiką, jeigu mergaitė liūdna. Nu, aš nieko nesakysiu, norit jo klauskit. Tai atsakyk dabar. Aš biškai nežinau, ar čia aktorinis, bet... Taip, kad mėsto, su ugnė parūkyt. Nes, ką mes metai, ugnė čia pisa žibla ant Martinio. Ne, jisai ant jos. Tai jau viskas. Jo, čia jo. Bet geras mačas buvo, kai žiūrėjom, blėt. Iš pradžių. Prieš Pavo, kaip sutrūkino, nafui. Iš pradžių viskas, žinai, kaip ten. O dabar gyvenimas keičias. Vos ne naujas taisyklės, naujas pažins. Adidas Kauno invalidas, blėt. Čia Adidas. Rytoj Adidas irgi čia bus. Aš ir Adidas pachnu. Nu, ko supykdyti, draugė savo? Nu? Ofke. Didesnis kriminalas negu kas agentas. Jaunukai, žiauris pykdį. Da, viskas, nu. Nepyksta. Aš nežinau, čia apie ką kalba šis. A, ne? Žiūrėk, vadingo, nu, va. Žiūrėk, pamatė mylimą žmogų, žinai, mylimo žmogus veidą, pamatė, viskas pasibaigė. Dingo neapykantos. Ja, grinai. Nedingo, aš net nežinau, apie ką aš kalbu. Nu, Felė, galėtum tiesą pasakyti. Kokią tiesą pasakyti? Kokią? Ką mums sakei? Aš nieko nesakiau. Ne? Kur norim mėgoti šiandien? Žinau. Kodėl ne su Jonu? Pažiūrėsim, kur. Kodėl ne su Jonu? Mano klausimas. Kaip, blė, su Martiniu nemėgoti. Nes lovą atsistūmiau dėl jūsų. Taip, kodėl ne su Martiniu? Ašgi nieko blogo, aš kas yra? Man nepatiko vakar, blė, nu, tiesiog, pas mus taškiniai yra viena kambarį. Galit pysis, kai aš mėgu. Viskas, nu. Nes aš mėgu kitai, aš negirdžiu. Paliubom vakar, bet gerai, kad aš kitai mėgu. Ką tu čia nusipirkai? Aš nieko nedaužė. Nedaužė. Jeigu tikrai nedaužė, tai tave čia kas sekas. Nu, sako, nedaužė. Gerai, kad kitai mėgau. O gaila, kad nedaužė gal. Bom, beveik. O tai kas yra? Ne tas projektas. Felio pasistatyti papą, ar ne? Jo, už 4 štukas. Bet aš biškai netikiu. Už 4 gabalus. Taip gerai statyti, kad net... Už 4 gabalus. Jo, už 4 gabalus. Rinkaus daktarą. 4 gabalai. Tai, blėt, nu tai, ten apie porą štukų. 4 gabalai. Aš jau žinau. Priklau. Ne, aš jau žinau, aš kalbėjau. Ne, aš buvau šventoji vasarą, panelė sakė 2,5 gabalų ir ten jautėsi. Ir, nu, blėt. Kodėl kiekvienam realybė šublėt ateina ta tokia 3 diena arba net pradės snapu pykti. Žinai. Ką man čia kas sakyti? Ofke, čia ir šou artistė atėjo. Tai tu negalvo, kad tu viena ant Jono pyksti. Aš irgi turiu ant ko pykti. Bet aš, kad ir ant kiek sukandęs dantim, einu dabar kartu mėgot. Aš tiek pasakysiu. Aš pisu ant dugnės, Ofke ant tavęs. Nahui, aš su juo jau nebemėgosiu. Aš jau nežinau, nahui, kur aš mėgosiu. Ofke, tai pradėjo pižinai. Sakau, kas tu yra, žinai? Nahui, aš jau nebepasitikiu. Taip, jinai pradėjo pižinai. Taip, sakau, Ofke, sakau, tu nusiramink, sakau, blėt, sakau, man, tipo, žinai, irgi, tipo, negruzas, kad, blėt, sakau, Martinis, tipo, su ugnė rūko, žinai. Nu jo, nu bet tai vis tiek, blėt, ir žinai, kur, va, va, žinai. Žinau. Jo, ir Viliukas, Ofke, tu įpis, sako, blėt, kažko sako, žinai. Viliukas, žinai. Ne, tikrai, nacho, aš nežinau, sako, kur mėgosiu. Kaip jis, Ofke, sako, nu baigtų, blėt, prikoti, žinai. Kelelis tolimas, kelelis artimas. Širdelė vėl čiuoja žvaigždeles. Naktis palaimina mano gyvenimą balti. Mane namo parnešle. Dalyviai, ar norite papildomų taškų? Norim. Klausom. Noriu. Centriukas, kokia užduotis? Ką manote apie gimnastikos pratimus?
Galite pasirinkti. Daryti virvutę arba žvakutę. Žvakutė, žvakutė, žvakutė. Švagutė, švagutė. Aš nemoku špagato. Žvakutę aš galiu padaryti. Na, o dabar dalyviai laikas išjungti šviesas. Na kągi, išaušo dar viena diena Karališkės viloje. Ir šiandien mes turime paruošę jiems dar vieną užduotį. Jie keliaus į virtualią realybę. Ir dar nesibaigia ties tuo. Mes esam paruošę ir išlikimo vakarą, nes šiandieną vienas dalyvis turės palikti vilą. Andriau, šiandieną tu būsi slaptasis agentas. Tavo užduotis – paimti iš tualeto oro gaiviklį ir padėti jį šaldytuve. Galvojau, kad būsi agentas. Laiko yra iki 4 valandos. Okay. Už tai gali gauti 5 taškus. Okay. Super. Severija, šiandien tu būsi slaptoji agentė. Tavo užduotis iš virtuvės nunešti indų ploviklį į tualetą. Už tai gali gauti 5 taškus. Čia man padarai? Jo. O Jėzus. Bet čia savo padarė, ne tik sakai. Pažiūrėk, tas muštinis. Savo padarė, tu sakai, čia. Pažiūrėk, kaip naktį pas Joną, taip ant 12 ir net sumuštinis iš pačio ryto ant 12. Čia savo. Sviesto reikėjo uždėti. Ir papačiu. Pizda, ta prasme, vyras padarė, jinai dar vis tiek nepatenkinta. Sviesto mažai. Nu. Visada nepatenkintos. Mafijos žaidimas buvo šokas, nes pirmą kartą apie jį iš vis girdėjau. Kažką gal seniau, kažką ir girdėjus, bet pačių tų taisyklių net nežinau ir šiek tiek išsigandau. Tokia ir gal net ne taip ir tas užduotis supratau ten būtent prie to stalo. O ir pavyzdžio nebuvau mačius, kad
kai iš šono taip taisyklingai. Kai jūs įėjote į mūsų patalpas surakinti, tai buvo toksai tipo, kas čia dabar bus, bet kai pamatėm, kad žaisim mafiją, tai šiaip visi labai apsidžiaugiam. Pats pirmas žaidimas buvo toks gal labiau susipažinimo, kad nežinojom nei per daug ką daryti, nei ką, bet manau, kad per antrą žaidimą visus gerai apklaidinau. Tuo paskutiniu tokiu. Bet šiaip labai patiko ir vedėjas labai fainas ir išaiškinta buvo labai gerai. Tik tai gal kai kurie žaidėjai iki galo nežinojo, ką daryti. Nežinau, bet man kažkaip labai sunku. Vėl. Nu, ne taip kaip vakar. Ne taip kaip vakar, bet toks kažkoks... toks... Ane, Andriukai, va šitą dainą. Kaip man sunku. Gerai pašaudė vakar. Nu tikrai neblogai pašaudėm. Ofelija, tai tikrai šaudė naktį. Girdėjau šitą klausimą. Girdėjau kaip Andris. Nu tai kas ten novai darės jau? Kažką. Nieko, tiesiog mėgojom. Ryte sakai gerai. Ai, ir tu tada kažką ten nusižiūrėkiai. Kas? Ką? Nieko. Vakar žėzai obai atsigulėm į lovą ten kažką. Ai, man ten galvo kažką krapščias, nu kažką, aš sakau, gerai. Kas vėl negerai? Bet tipo, jo čia. Paskui vėl kažką. Čia šiaip tipo kita mano pusė charakterio. Čia dar nelabai rodžiau jūs. Nu aš tokia... Kažkaip bipolinis išlenda. Nu aš tokia vesu šiaip. Martinai, eik nahu. Eik neužpis, tokia va, žinok. Neužpis, nelys. Tokie žodžiai. Neužpist, nelys, sako. Nu tai gerai. Gerai, einam, nes aš turiu įplaut galvą. Vakar po kaldra buvau slaptasis agentas. Buvau slaptasis agentas, įsijaučiau labai vaidmenį. Bet aš tikiuosi, kad tik su vieną žmogų aptikrinau. Kitų netikrinsiu, manau, užteko. Tai aš manyčiau, kad Martinio ten tas visas ėjimas, kad čia gal reiktų su Ugne, jam susipažint geriau su Ugne, kaip jisai man pasakė, tai turbūt tai būtų kažkiek iš dalies ir dėl Viliaus, kas buvo, tai va, bet gerai, kad išsiaiškinau viską, su Martiniu tikiuosi. Bus toliau viskas gerai. Iš tikrųjų, kol kas dėl šito žaidimo, tai aš taip kažkaip dar stengiuosi labai savęs neapkraut. Dėl taškų, dėl visko. Stebiu aišku visus ir čia savo pralaimėti tikrai neleisiu. Bet kol kas aš dar noriu pailsėti, kol kas aš dar kitom intencijom čia gyvenu, kitom intencijom dalyvauju. O jau kada reikės, tai aš susimsiu.
Oi, baig, taigi reikia pratampyti. Tuoj. Spiraliai iššauks paskui. Martina. Pas mane irgi va skirtingos kojinės, prašau. Vieną dviratuką. Dviratukas. Sportuoju. Kaip sportuoti atsisėdus, va. Sakys, kas ten buvo? Kaip sportuoti atsisėdus ant kelių Martinai. Sportavom. Taip. Atleisk mano visas nuodės. Dieve, atleisk už mano nuodės. Mama. Prašau. Slaptasis agentas. Ką jisai čia daro? Antanas užsakė VR Arena, kvies dalyvius, žaisim komandinę šaudyklę. Šiaip pradėjom ir važinėti į privačias vietas, į timbilningus, į vakarėlius, į bervakarius. Šiaip turim ir Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj savo arenas, bet man atrodo nieko nelaukiam. Važiuojam, kvies dalyvius, Antanai. Nebijok, kaip pirmin ženg žingsnių naktį, kur šešėlį ar kitokią baimę paslaptį. Tu išspręsi ir nueisi tiek toli, kad sužinotum, kas iš tikro pats esi. Na, sveiki. Sveiki. Kaip nuotaikėlės? Baisu? Baisu, nu. Numanot, kas jūsų laukia? Estafetės. Kokie dar variantai? Šaudykla. Šaudykla. Skamba šiaip labai įdomios idėjas, gal kažkuria ir panaudosim, gal centriukas girdėjo. Bet keliausime šiek tiek į kitą realybę, tai važiuojam. Kita realybė. Gal tu VR akiniai? Tai būtų kaip failai. Akise išaiškės ir viską atskleis, kažkai kultas aukos pasaulį pakeis. Tylų žingsnį tamsoje šešėlį. Čia bus jūsų vedėjas, jisai paaiškins visas taisyklės, ką jums reikia daryti, kaip elgtis ir panašiai. Saugumo sumetimais paaiškins, į kurias zonas užeiti, neužeiti. O toliau smagaus tik tai laiko palinkės. Slaptasis agentas. Tai va, tai iš esmės jūs nestovėsit vietoje, jūs galėsit laisvai visoje šitoje aikštelėje judėti, šliaužti, ropoti ir taip toliau. Tai kas bus? Bus dvi komandos, žaisit rožiniai prieš mėlynus, bus tokios baltos sienelės, gausit ginklus ir ginklai bus už tokių baltų sienelių. Užsidėję akinius jūs tiesiog matysit tas baltas sienelės, jos bus tiek vienoje pusėje, tiek kitoje. Kai prasidės raundas, atsiras ginklai. Bus pistoletai, bus uziai, bus shotgunai, automatai, granatsvaidžiai ir taip toliau. Tai kaip reikės paimti ginklus, turėsit rankas, jos bus arba mėlynos, arba rožinės. Tai šitas apadinis mygtukas, su juo jūs paimsit ginklą. Tai įsivaizduokit, kad stovit prieš sienelę, tą, kur prieš tai matėt. Va čia ištiesiat ranką prie ginklo, paspaudžiat vieną kartą tą apatinį mygtuką ir jūsų rankose laikosi ginklai. Dviejų rankų ginklai kaip shotgunai, automatai. Juos reikia pasimti, jeigu esate dešiniarankiai su dešinė, prispaudžiat ranką prie savęs, kitą ištiesiat ranką, su ją taikotės, šaudot su ta ranka, kurią pasiėmėt ginklą. Su kaire, jeigu esate kairiarankis, pasiėmat su kaire, prisidedat prie kūno, dešinę ištiesiat, šaudot su kaire. Nesumaišykit, nes jeigu paimsit kitą ranką, tiesiog nusišausit. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Oh, bury me. Carry me up, far beneath, fire and water me, going down deep, say bury me, carry me up, far beneath,
taught me how to live. Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to the river, every man has felt the shame. All our blood, it runs the same. Father, hear us as we pray. Down to the river, down to the river. Sing, oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath, oh, oh, fire and water me, going down deep, singing, oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath, oh, oh, fire and water me, washing me clean, carry Tikiuosi jums labai patiko, kaip šiaip emocijos. Labai geras. Smagiai, kažkas tokį įdomesnio. Tai kaip ir minėjau prieš tai, jeigu patiko, apsilankykit, pabandykit, labai fainas žaidimėlis. Ir kągi, mes turim dar kai ką papasakoti, taip? Taip, dabar turėjot šitą užduotį, čia bus taškai vėl skaičiuojami, kaip ir kiekvieną kartą. Ir yra dar viena naujiena, tai galbūt liūdnesnė šiek tiek šiandieną, nes vienas iš jūsų šiandien turės palikti projektą. Šiandieną vienas iš jūsų važiuos namo ir visa tai įvyks už keletos valandų. Todėl dabar jūsų visų prašysime eiti atgal į savo patalpas, į savo kambarius, nusiprausti, išsimaudyti, apsirengti dalyvių maikutėm, džempais ir tada laukti mūsų visos informacijos, mes pranešim, ką toliau daryti. Net aš jaučiu tą jauduliuką ir dabar žiūriu visus ir pačiam liūdna, bet žaidimas yra žaidimas, taisyklės yra taisyklės, o mes visi turime jų laikytis. Ne, taigi važiuoju, čia 100% važiuoju namo. Tai pirmas sakė, niekas nekris. Nu, aš nežinau, šiaip turiu dar tų daug taškų, tai ką žinau. Manau, kad šiandien taškai, žinau, kuris. Manau, kad čia bus ir taškai, ir dar sumuosi kokie, nes nemanau, kad bus jam taškai. Balsavimas bus. Čia žmonės balsuos. Tai mane turbūt aš balsuosiu. Ne, žiūrėk, žmonės negali balsuoti, jie mūsų nemato apšė. Sakau, dalyviai. Ai. Dalyviai mane išbalsuotų. Pristačiau. Ką galvoji? Apie slaptą agentą? Ne, balsavimą, jeigu balsuotų. Martinė, aišku. Nesupykusias. Ne, šiaip, nu, tipo, jeigu reiktų balsuoti, tai jaučiu tiesiog, kas mažiausiai čia šau kažkokį daro ar kažką, tipo. Taip, aš irgi. Ir čia ne... Bet man poka, aš tai nu, tipo, ką tu balsuoji? Ir netgi manau, kad ne prieš Vilį balsuočiau. Tai aišku, aš nebalsuočiau, nesąmoniai, visiškai nesąmoniai. Jaučiusi. Tai jau nebespėsiu net, kas šitas agentas, man atrodo, kad... Tai spėjo kaip tik? Ne, tai vis tiek važiuosiu. Aš labai nustebčiau, jeigu ne aš išvažiuoju namo, žinau. Pirmas dalykas, gali labai kažkam pakiršti koją, tarkim, kokiai Ofelijai. Dėl ko? Ne, tai pašykėti. Jeigu tu atspėjai, kad Ofelija. Tai pala, žiūrėkit, tai gal mes šį prikolim, tai gal dar naujokas bus? Naujokė gal geriau tada. Eik, tenais. O gal Severija slaptas agentas? Tokia keista tu šiandien tyli. Ofelija turi keistą šiandien. Tai gal jau užsives klapą. Jau pradėk pliusus, minusus. Visi mes čia keisti šiandien. Tai ką balsuosit prieš mane? Bet tu supranti, tai slaptas agentas, tai kokia užduotis trukdyti? O tai kas trukdė? Tai nebūtinai trukdyti, ką mes žinom. Bet pala, mes galime eiti spėti, bet aš nenoriu eiti spėti, aš bijau. Ne, aš taip, man kažkaip, spėčiau, tokia nuotė, kad iš vis nieks pagal dieną neturėjo kristi ir tiesiog aš vienas iškrisiu ir daugiau nieks nekris. Apgavom. Bliaunu, kokia čia išvalė, dabar ta kapšė netikėta. Tai prieš tai sakė, visi nebijokit, visi čia bus. Tai va, kad turėjome, kad šiandien bus sunki diena.
Tai sakė, nebijokit, visi mes būsim. Visi dalyviai būsim. Man šitą... Ir aš, žinok, manau, kad čia nebereikalo, taip padarė, žinai, dėl ko mes labai sukame apie tą naujoką. Pažiūrėk, kiek mes laiko čia svaigom. Tai jaučiu, gal nusprendė įpūst kažką tokio įdomesnio biščiuką mums čia. Su jau gyvenimo kažką. Bet aš galvau, kad, bet aišku, čia 7 dienas, aš galvau, kad ne šiandien tikrai. Bet irgi, jeigu, tai jau kiekvieną dieną čia galimai gali kristi. Ir dar... Nes logiška. Man dėl 2 dalykų, žinai... Radienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Ir jeigu viską sakei, kas ateis. Žinok, ir aš turiu nautą, kas ateis. Bet aš tai manau, kad neateis niekas. Aš tai dar poilsiauju. Dar liko 2 valandas. Ai, palauk, sakė, tai tu susikrauta, ne iš karto? Nu, mano manimo. Tiesiog persijungiu, nes... Nu, apskritai, šiaip tik spėti. Mano šiandienos spėjimas dėl slapto agento yra Ofelija ir Martynis. Taip nusprendžiau, nes iš visų vykusių pokalbių, užduočių pasirinkau šios 2 žmonės, nes labiausiai tartiniai atrodė. Tavo spėjimai yra neteisingi ir tu prarandi 6 taškus. Labai liūdna. Įdėmiau žiūrėsiu kitų žmonės ir pasistengsiu, kad būtų geriau. Buvo labai nuotaikinga ir visokia kitokia diena. Darau dabar slaptųjų 2 agentų spėjimą. Tai labai vienas žmogus pradėjo kabinėtis prie kitų žmonių, mano manimu nekaltų, nes čia aišku bus mano tik spėjimas, kad jie yra slaptieji agentai ir taip bandė uždengti save. Todėl mano pirmas spėjimas būtų, kad viena iš slaptųjų agentų yra Ofelija, o antras dalyvis labai šiandieną irgi pasikeitė kažkoks tai jos visas bendravimas. Nebekalba net, bando kažkur tai kampe pasislėpti. Tai mano antras spėjimas būtų, kad antroji slaptoji agentė yra Severija. Pirmasis tavo spėjimas yra neteisingas ir tu prarandi 3 taškus. Antrasis yra teisingas ir tu gauni 5 taškus. Tai mano šiandienos spėjimas yra Simona. Taip galvoju tiesiog atmetimo principų, nes man daugiau nieko nebeliko. Pirmas sakymas aiškintas. Tavo spėjimas yra neteisingas ir tu prarandi 3 taškus. Zaibis. Slaptasis agentas. Nes jeigu nepastebėtų, tai Vilius negalėjo nieko sakyti, o aš... O gerai, o tai pavyzdžiui, jeigu nueičiau spėti ir tas žmogus tos užduoties nedarė, bet jis yra slaptasis agentas, tai irgi gauni tašką? Nežinau, nieko, aš nesigaudau. Ne, nu tipo, pavyzdžiui, nes agentas gauna kažkokią užduotį ir tu gali pasirinkti daryti arba nedaryti, bet tas žmogus nepadarė. Tarkim, vakarą, ne, jeigu kažkas būtų spėjęs už ugnę. Tai mes niekas nežinom, bet nes užduoties nebuvo atlikta, bet tipo, jeigu atspėjai, vis tiek gauni. Taip. Ką aš darai? O taip. Atsargiai. Jums iš manęs šlapenkas. Ne, aš nenoriu šlapenkos, ne tik tai, ne tai. Ne, dabar smirda tu. Dalyvių nuotaikas keičia apmąstymai apie iškvietimo vakarą. Kas šiandien paliks karališkis vilą? Labas vakaras, žiūrovai. Šiandieną yra mūsų 3 diena ir turime iškritimų vakarą. Turėsi galimybę atsisveikinti su visais dalyviais ir 30 minučių susidėti daiktus.